Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad paskutiniai sovietiniai mums nedraugiškos valstybės simboliai ir vergovę primenančios valstybės simboliai palieka Kauną. Išties tai labai simboliška, nes kovo 11 minėsime ir švęsime mūsų valstybės nepriklausomybės 25-metį. Todėl, kaip ir sakiau, dar gruodžio mėnesį, kai Kultūros paveldo departamentas priėmė sprendimą leisti pašalinti ir išbraukti iš kultūros vertybių sąrašo šios simbolius ir tas stelas nuo Aleksoto tilto kolonų, išties sakiau, kad iki kovo 11 tikrai pasistengsime ir mūsų garbės reikalas pašalinti tos simbolius. Tai džiaugiuosi, kad miesto kontroliuojama įmonė Kauno švara tikrai labai atsakingai ėmėsi šio darbo, rado aukštalipius, rado kompaniją Švykai, kurie, sakykime, net, kaip patys minėjo, sumažino kainą, nes jiem irgi savotiškai įdomu atlikti tokį darbą ir garbė. Tai džiaugiuosi, kad išties ir labai tikiuosi, kad per tas 2 savaitės iki kovo 11, kad šitų simbolių neliks. Nes jie pirmiausia pamina mūsų partizanų, laisvės kovotojų, tremtinių kančias ir išaukština vergovę, kuri klestėjo, sakykime, Sovietų sąjungai. Tai aš manau, kad išties mes rodome pavyzdį, kaip ir tada sąjūdžio laikais kauniečiai buvo vieni pirmesnių, kurie aukštai kėlė trispalvę ir rodė laisvės nepamirštą siekį ir degė savo širdyse pasiekti, kad valstybė būtų nepriklausoma. Čia jau antras neesminis ir nesvarbiausias klausimas. Išties svarbiausia juos nukrapštyti ir nemanau, kad čia kažką reikia saugoti. Sandėliuoti galima. Sandėliuosime greičiausiai pradžioje Kauno švaros teritorijoje. Paskui pasižiūrėsime, galbūt priduosime į metalo laužą, išties gal dalį išlaidų kompensuosime. Bet tikrai nemanau, kad čia tokios vertybės turėtų būti saugomos. Sandėliuoti gali būti laikinai, bet ateityje pagalvosime. Ir kreipėsi į mus ir taip pat senų automobilių asociacija Retromobile, kurie norėtų, sakykime, savo aplinkoje kažkurį komponuoti, Aleksote. Tai tada ir nuspręsime. Manau, kad tai jau po kovo 11 klausimas miesto tarybos kolegijai.